tradiciškai buvo baliono antpuolis, sustabdytas oro uostas, bet mūsų lytis nevėlas. Dubajus. O ten Francisko. Vietos daugiau ir minkštas, ir atsilenkia. O dabar skaičiuosim, kaip viskas brangu. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart and spin out with him. Do the hold down and get into it. Take it to the left now and dip with it. Don't throw down, take a sip with it. And lean back, put your hips in it. Let's have some fun. To the left now. To the right. Now take your left hand and put it on your side. Gon' roll your shoulders, do the slip and slide. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart and spin out with him. Do the hold down and get into it. Ava ir radau netvarką. And dip with it, don't throw down. Take a sip with it and lean back with your hips in it. It's simple, you can do it. Slide to the left, slide to the right. Now cool down, have a good time. Oro uoste reikėjo su traukinuku važiuoti. Tai vėl, tai nebrangiai. Iš oro uosto atvežė su Kriūškė iki Pakruojo. Vėl tai nebrangiai. Bet jau brangiai, nes čekinas nuo 2 valandų, kadangi mes atvažiavom 10, tai mokėt, jeigu nori anksčiau 300 dirhamų. Tai čia išeina, nežinau dabar, kokia 780 eurų. Brangu ir mes neėmėm. Na čia, kortelį reikia išti. Nai. Su balkonu, bet ne į tą pusę. Bet jau karšta kaip. O, karšta. Dabar tai pasijautė karštas. Prie baseino gulėjom pavėsį. O, mama. Mamma mia. Ai va, būrė ta. Viešbutis. Tai matėsi. Karšta. Kai Amerikai būna Biblija viešbučiuose, tai Koranas. O kokia kalba parašytas? Žiūrėk angliškai? Skaitysim. Žinos, savo teisės. Ir pamiršau pasakyti, viešbutis irgi brangu. Kai iš pradžių sakėm, kad visai vėsų, bet čia buvo prie baseino, pavėsyje ir dar vėjas pūtė. 2 ledai. Ir čia patys pigiausi. Jeigu Magnum pirkti, tai man atrodo, netgi 3 eurai kainuoja. Tai kainos irgi kai kurios panašios, kai kurios žymiai brangesnės yra. Tai 2 ledai ir leis čipsų vieną. Gavosi kiek? 3,40 €. Taip bai. Va, tik tiek matosi. Kokių tik neprimyslyje. Bet statybos ant statybų. Nu, aišku, Burj Khalifas, kur tu čia dingai. Ai va. Bet ten koks drąsuolis turi lipt valyt langus, aš neįsivaizduoju. Bet čia mano žmogus, matau, statė. Kreivas, išlinkęs, kaip aš mėgstu. Čia kaip miniatiūrinis balandis. Ir čirškia gražiai. Jo, čia to ne katinas. Va, kur tikras Dubajus. Va, tikra žemė. Ir statybos. Kaip be jų. Nu, va tokią porciją atnešė. Čia žinau, kad tik lembas, o ten čikinas, o kas kaip, neįsivaizduoju. Ir raudono buteliai va. 2,90 ml. Pagaujam vieną. Skanu. Guliašas, jogurtinis. Skanu. Nu, ar vietiniais pinigais va tiek. Nu va, ir išėjo beveik 304 eurai. 2 su gėrimais. Visai net Palangoj taip net nepavalgysi.
Aš tikiu, kad prieės prie va šito, tai ten tai brangiau bus. Čia arba architektas, arba statybininkai prie bajerio, taip gulšiuko tai ryškiai nenaudojo. Kas jau įsirengia. Visų, kur statoma, čia užuolus susidėjęs jau. Taupiai žmogus. Nežinau, ne jis aukštas, nei čia nieka. O čia va tas stulpas aukštesnis. Dabar galvoju, kas gražiau. Randi gerą vietą atsisėsti. Žiūrėti mariną, apšisus pastatus. O čia užtuoja palmė. Taip. Nupjaut reikia, koks asilas čia pasodino taip. O čia gaunasi juodoji skylė. Radom pagaliau. Čia po kosmosą braidžia, o toliai nereikėjo net. Čia kur viską įtraukia, visus pinigus susirbė. Vakariniai kamščiai susidarinėja su Lamborghiniais. Ir daug tų išvežiotojų, visokių boltų. Tai kaip pamišę laksto. Ne šitas. Ne šitas dar. Einam prie Burj Khalifa, niekaip nedainam. Einam nuo pat 3 valandos. O jau yra 7. Burak. Gerai, kad ne Durak. Čia praktiškai jau kalėdos. Čia Dubai molas ir man atrodo, kur Burj Khalifas, kur slepiasi, vis nerandamės jo. Kaip ir sakiau, ne aukštas, aukštas yra, kas čia buvo toks va. Gal ir aukštas, tiek to jau. Bet negražus, pas mus tik gitanas aukštas ir gražus. Ir fontaną šauvas nepavėlavom. Bėga. Žmonių minios. Mes ieškojom žmonių. Radom, kuris žmonės slepiasi. Čia ne Megos akvariumas, biškį rimtesnis. Wow. Dar kartą apie kainas. Blem, čia visiškai ne mano video kažkoks jau tampa. Aš jums ne turistinis gidas. Bet vėl taip nebrangai parduotuviai. Tai 2 buteliai, vienas spraitas, kitas kolos. 2 litrai, po to Ice Tea vieną, 2 vandens buteliai ir maišas ledukų. Nu kaip ledukų, vakare įsidėti. Blem, sumokėjau tik tais 5-6. Ir tarp ryto vėl norėjau sakyti, kad brangu. Kažkaip tema video, kad viskas brangu, nelabai išeina. Nu gal ir tai kažkas bus brangu. Neskaitė apartamentus, tai jie buvo taip... Nesakyčiau, kad super brangu, bet brangiai pusė. Ir boltas buvo brangu. Nors palyginus su Palanga gal ir ne. Neišeina. Ir tavo ir žmona gimtadienį. Kaip gerai. Dar kartą. Ragausim ne kiaulienos, o kalkutienos beikono. Čia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juostos. Kiek čia kvietkų, kiek čia laistė. Čia kaip Disneylande, tik tais iš gėlių. O karosai tai neplaukioja. Kažkur ten plavu, aiva. Babas gvaizdikėliai. Tetūnės ir saulėmušas. Zirga galva. Nu nežinau. Kažkur čia 24 eurai vienam.
Tam, kad tinka gėlės gal jo, bet taip nežinau. Aš asmeniškai nepirkčiau ir neįčiau. Bet kadangi žmonai dažnai gėlių nepirku, tai čia vienu rozu iš karto gėlių. Plius dar taksas 18 eurų kainavo nuo mūsų viešbučių čia. Tau žmona gėlės 2 metam į priekį. Ir užskaitau kaip brangu. Visi sako, kad gražu ir brangu, bet nupirk dramblį. Va čia radau iš filmo Avataras, va, personažai. Tokie biški keisti. Čia pranešimas iš oro uosto. Skrydžiai atšaukiami. Brangu. Pas Angelę Kalvarijo turgui. Gali vėl tai pažiūrėti Kvietkas. Dabar trumpa apžvalga apie tą sodą. Kur čia tas Miracle. Ne. Na, karočiai, maunam lauką, norim į shopping centrą. Dubajaus šokoladą pirkti. طريق الشيخ محمد بن زايد ثم يستخدم المساران الأيسران للبقاء. Bokas buvo brangu. Suknisti šitie Dubajaus šokoladai. Vietoje 8, 13 nusipirkom. Jeigu tu 10. Ne 10, 3, nu kaip visą laiką knisa protą. Ten best fries for you. Pradėjo rusiškai kalbėti, nors tarpusavį lietuviškai, nu tiek to, žinai. Tai taip ten taip pačia mums dylo daro, nu kaip visada. Kiek išėjo kažkur? 8 ar 9 eurai už plytą. O prašė iš pradžių 15 eurų. Ja. O dabar eisim jaučiu sušių valgyti. Eisim sušių valgyti. Jaučiu aš eisiu. Man reikės atnešti. Glazed in teriyaki sauce. Nu, atnešė. Žmona neiškentė su šakute. Aš su pagaliu bandau. Pavalgėm nekoloringo maisto japoniško. Ir gavosi jūros dumbliai. Va, kiek sakiau? 7 eurai. Nei brangiai, nei pigiai. Nu, šitas kvartaliukas tai gerai čia išdygęs. Čia dar stato ir Burj Khalifas. Prie pat net neprieisi, apsauga iš karto. Tipo privati teritorija. Bet tas mirksėjimas, kas epilepsija serga, čia nukris gali, net nedaeisi. Visai graži. 9:30, dar dirba. O dabar iš trumpo mažo kampelio vadinamo sukelt savo draugui pavydą su savo 4 ratais. Važiuojam. Korvetė Stingray. Koks kibiriuks. Lamborghini. Jau normali mašina. Fiat 500. Fiat geresnis. Arba, ne taip. Geriau būčiau nusipirkęs Opelį. Bet Opelis rūdyja. Geriau dviratis. Ne čia einam dar, ne? O šitie busikai išvežioja darbininkus. O. Drugeliai. Tai va, jeigu gerai supratau, dieninis kainuoja metro paprastas, ne auksinis, kaip sako. 22 dinarai, čia apie 5 eurai. المركز المالي. Kaip ligoniniai, balta viskas. Čia pat muziejai. Aš tai bilietų neturiu, neįsiu aš ten šiek tiek. O, balionėlis skraido. Ir eilės kokios. Žmonės, pirkit internete. Labą dieną, vat pristatome jums Future muziejų. Va, su Skyla. Einame čia kaip ubagai po tiltu. Žiūrim rėmelis. Ką aiškini? Matai, žmona sako, nežinai kur eit, žinau. Per aplinkui. Ba.
Bandysim kilti, žiūrėt, kaip atrodo tas Dubajus čia iš viršaus. Be, nebūsi biški rėmą išmetęs. Vandenį irgi yra, va. Gali prisipilti, nereikia pirkti. O, kaip gerai pavėsis. Plytelės paauksuotos. Kas bijo aukščio, nežiūrim. Pačiam baisu. Pro langą. Nu, Burj Khalifas, kaip ir sakiau, migla tokia. Kartais išsisklaido, kartais ir ne. Tai leisim kur nors pavalgyti, gal? Na, tik baisu, tiek. Slinguoja toks, atrodo, kaip girtas eitum. O dabar svarbiausias dalykas. Latycė kainuoja šitam remelyje 7 eurai. Teks pigiau ieškoti iš to. Ir ką pastebėjau, tai kondicionierių tai pilna, bet bačkonių tai nėra. Nu, tai yra statinės ant stogų, kur šilda vandenį. Net keista. Nu ir kamščiai geriau jau Palangoj. Čia tas pats. Einam pavalgysim kokią nors pigesnę maistą. Blam, tik tais kelią perėm ir kvapas pasikeitė. Fish Itarium. Nu čia turbūt emigrantai gyvena. Nu, tokios kainos. Dabar pirmą kartą gaujam indiškam restorane kapučino. Prons ir... Ja, indiškam restorane valgom kenietišką maistą. Skanu. Ir nepridėta to skonio stipriklio, kai būna Chinese takeaway. Dar atnešė kipryžių pudingas. Sakai, suprantau plauk. Gal matysis, opa. O tas mongali, bengali. O per šitą langelį mums maistą padavė. Dzingaliuką tą paskambina. Lauktuvių prasivešėm iš Dubajaus. Plastikinį šiaudelį, Lietuvoj mes tokių neturim. Nu va, šį kartą sumokėjom dviese 91 dirhamas, tai va. Šį kartą nebrangiai. Ir vėl nepasiteisinimo brangumas. Nu va, valgiam tokiam rajonėlį. City of Joy. Ir sumokėjom 21,60. Bet tikrai skaniai. Ir kava labai skaniai buvo. Arba aš seniai beragavau geros kavos jau. Nes aš Dubajį pirmą sykį dabar geriau. Parduotuvėj. Tai... O gal iš tikrųjų skaniai buvo. Dabar sunku eiti. Einam. Dar į tašę prisidėjai. Dar į tašę. A, jo, tiesa, dar išsinešimai. Galvojam, kur pasišildysim. Bet sakau, nunešime į balkoną, ten greitai šils. Baliam, kad tik mamai telikas sugeda. Reik parvežti gal lauktuvių. Nu, tos stotelės aušinamos. Nu, bent jau turėtų su kondicionieriu būti aušinamos. Bet čia kaip nežinau. Tvarkingo Indijoje būtum arba Pakistane. Šiukšlių nėra. Bet kontingentas iš ten. Vilniaus menininkai įsisuko ir į Dubajų. O, prašau, koks vamzdykalė. Irish pub. Atvažiavom į Dubajų, papuolėm į Egiptą. Ir į kamštį. Kur tas aja?
paprašau, žalias. Čia kaip lambo, ne lambo, kas čia toks. Aja. Geriau negu tie sodai. Ar kaip ten gėlynai. Toks įdomus. Tik įdomiai, jis randasi tokiam kaip shopping centre, va. Ir kainavo dabar nepamenu 20 eurai kažkas tokio. Tai Selo koncertas baigėsi. Nu tikriausiai iš Selo koncerto čia visi eina. Paskutinio Dubajui. Biškį paišlaidavom. Sakyti, 19 eurų už tą visą grožį. Neturiu nieko pasakyti. Ne termometras esu, bet kokia 23-25 jaučiu. Tik lapkričio mėnuo. Ir 24 valandas per parą čia stato, viską užstato, žalia, nu čia žalia kamperio nėra, čia smėlio kamperio liks. La 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 la, la 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 la. Čia reiškia sunkiai dirba, nosį krapšto telefoną. O rytoj išskrendam į Lietuvą. Kiek čia galima tam karštai būti? Reikia biškio sniego, ne, sniego nereikia, lietaus irgi nereikia. Dievaus rudeniško oro. Palauk, burna pradžiuvo biškį. Kaip sakiau video pradžioj, tas, kad labai brangu nepasitvirtino. Taip, yra brangu, galiai tikrai kainos yra užkeltos, bet gali rasti ir tikrai normaliai. Vakom patinka man Dubajus. Normalūs plastikiniai šiaudeliai, o ne tą popierių griaužti reikia. Vat šitaip, va. Ar vat, mes vat kokiai vietai. Biryami. Vištiena, mutun, aviena. Mojuoja. Draugelis, klasiokas, majoja. Baja, man neužkeldintų, man užšokas babkas. Kai kas iš pat ryto ir taip pusryčiauja, kiek čia yra. Po 6:20. Anyway, mes grįžtam į Lietuvą. Yo, fuck! Va jau pasiruošęs lietuviškai. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart and spin out with him. Do the hold down and get into it. Grįždami namo sustojom Vievį. Dabar galvojam, pigiau čia ar Dubajai. Put it down, lean back, put your hips in it. Let's have some fun. To the left now. To the right.